Gerai, karočias, darov, pirmas žingsnis beis, kai prasideda dešinę koją atgal, dešinę į priekį, vėl dešinę atgal, tada pakeičiam į kairę, kairę metam į priekį, kairę atgal ir vėl pakeičiam į dešinę. Karočią, pažiūrim lėčiau, aiškiau šiek tiek. Dešinę atgal, tada dešinę vėl į priekį, tada vėl atgal. Pakeičiam į kairę koją, tada tą pačią kairę į priekį, atgal ją ir tada vėl pakeičiam į dešinę. Pažiūrėkime, kaip su beat atrodo. Karočią, dar noriu pasakyti, kad leistumėt rankom laisvai judėti, nes jeigu neleisit taip, sudėsit prie savęs, tai va šitaip atrodys tragiškai, vienu žodžiu. Gerai, kitas trikas labai paprastas, tai reikia dešinę koją spirti į priekį, po to kairę taip spirti daugmaž šonu pasisukus ir paprasčiausiai pristatyti dešinę už savęs. Taigi labai paprasta, pažiūrėkim, kaip su beatu atrodo. Noriu perspėti, kad nedarytumėt va šitai, kad normaliai vienai sprit ir kitą taip keliat kaip medinę, nereikia spirti ir kairę taip pat. Štai. Gerai, kitas trikas prasideda kaip ir prieitas, spiriam dešinį į priekį, tada kairę taip šonu, dešinę už galo pristatyti reikia, tada taip išsukti dešinę koją, vėl spirti kairę šonu ir pristatyti. Pažiūrėkim, kaip su beatu atrodo. Sekantis trikas dešinį į priekį koją, tą pačią dešinę atgal, vėl dešinį reikia išsukti, spirti taip šonų kairę, taip sumušti ir pristatyti. Taigi pažiūrėkim, kaip su beatu. Taigi šitam trikė beveik tik tais dešinė koja ta dalyvauja. Karočių reikia daryti taip, dešinę reikia mesti atgal, 180 laipsnių vėl atgal, dar sykį, tada dešinę išsukti, kairę spirti šonu ir tiesiog pristatyti. Pažiūrėkim, kaip su beatu atrodo. Taigi paskutinis trikas, tai reikia dešinę koją spirti į priekį, štai taip ją spirti už nugaros, lygiai taip pat taip padaryti su kairė koja, tada kairę taip išsukti ir dešinę į priekį pristatyti. Dar kartą reikia dešinę atgal taip spirti, tada lygiai taip pat su kairė, kairę išsukti ir pristatyti. Pažiūrėkim, kaip su beatu.